Nenulėksi. Ir perimtas kamuolys, labai užtikrintas žaidimas. Čia Pereviznik, ji pakankamai pavojingoje situacijoje, tačiau buvo pakankamai aukštai pasiruošusios spausti ir kamuolys perimtas. Mikutaitė, jos tolimas smūgis ir dar jie labai gražiai. Elizabeth David, jos perdavimas į priekį, nuošalės nėra. Sandra Dugbė, rezultatyviausia lygos žaidėja, dabar nefiksuojama pražanga čia ir Johnson viena dabar prieš Mikuckytę. Jos labai nesėkmingas smūgis. Gabrielė Vasilenko žengia į aikštę. Čia perdavimas pavojingas Pereviznik ir dar vienas šansas. Na, arčiau baudos aikštelės. Perdavimas į ją. Lazdauskaitė. Jos smūgis. Na ir tai turi pradėti Knidzen, čia nėra nuošalės, Justina Blaževičiūtė ir kamuolys vartuose. Sužaidus 7 minutės antrajame kėlinyje, Justina Blaževičiūtė, ji mušė pirmose rungtynėse įvartį. Rezultatą Romanovskaja kairėje pusėje. Į baudos aikštelę pavojingas išpuolis, kamuolys baudos aikštelėje ir dabar jis rieda žaidimas gynyboje. Adugbė, jos perdavimas David, kamuolys baudos aikštelėje. Smūgis labai pavojingas ir Ribeiro prižiūri Adugbė, neleidžia pastarai judėti. Perdavimas į vartų aikštelę, labai pavojinga Adugbė, jos smūgis ir čia matosi, kiek jėgų atidavė ji. Čia geras perdavimas ir čia 11 metrų baudinys. Kągi smūgis ir 1-1. Sandra Adugbė muša 11-ąjį įvartį šiame sezone ir jau ketvirtą pridėto laiko minutę lygina rezultatą. Įspūdingas žalgiriečių šokis. Įliečia kamuolį prieš arbitrui skelbiant šios dvikovos pabaigą. Tikrai geros, tikrai įdomios.